taip ilgai siektas titulas pagaliau iškovotas, kokios emocijos? Geras, daug nervų, žaidėm labai prastai, bet ačiū Dievui laimėjom. Sudėtis geresnė už varžovą, bet jie gerai žaidė. Ačiū jam už kovą, gerą. 4 metai siektas titulas, dabar bandysim NKL per 4 metus iškovoti. O kokie taip staigiai pagalvojus planai dabar sukasi kito sezono, būtent miesto pirmenybė? Tai dalyvausim, bandysim apginti titulą, kaip išeis, nežinau. 4 bus, o toliau neaišku. Nes jau 4 tikras žaidimas prasideda. Dar trumpą palinkėjimą komandai. Kad nesustotų jaunimas, tobulėtų, dirbtų toliau. Pirmas dalykas, noriu padėkoti Juozui. Turėjau nuostabų komandos vadovą, vienareikšmiškai mane palaikė. Visą laiką, kai reikėjo, turėjau tokį petį, kad mes tiesiog pralaimėti negalėjome. Na ir komanda, pas mus tiek daug lyderių, kad išrinkti kelią į viršūnę yra sunkiausiai man. Nes tiesiog reikia surasti būdą kaip mane. Tikrai gerą labai komandą. Turėjau gerą sezoną. Galit pasakyti, kad surado tą būdą būtent? Galiu pasakyti, kad sunkiai, bet būdą radom. Bet manau, kitais metais bus dar geresnis būdas. Na, o kalbant apie finalą patį, ar tikėjotės tokios rimtos kovos? Jo, tikėjomės, kaip sakė Kazlauskas, sunkiausia yra savo nervus nugalėti. Ne varžovus, o nervus. Mes žaidėm daugiau prieš save, prieš savo susijaudinimą, prieš savo nervus, prieš, tiesiog visi norėjo laimėti, visi jautė, bet reikia laimėti. O varžovas neturėjo ką prarasti ir todėl jis parodė visą ką ir gali. Tai taip ir tikėjomės. Na ir dabar keletą žodžių komandai palinkėjimą. Oi, komandai linkiu visiems, tiems, kas eina profesionalumo keliais, tai pasiekti maksimaliai. Tie, kas yra mėgėjai, žaisti taip kaip, Vaidas, Bendikas, Grybas, tai čia mėgėjai. Veteranams mūsų, tai be jų nebūtų tortės skonio, Nerijus. Super. Tiek ir norėjau. Ir lygai, ačiū. Turnyras geras buvo, mes visko patenkinti. Į visus prašymus buvo atsižvelgta. Finaliai teisėjai suteisėjavo, super. Tokį mane toleruoti, tai čia, reikia medalio. Viskas buvo nuostabu. Kitais metais mes būtinai būsime.